miksuoti galima praktiškai viską. Nuo semplų iki jau suklijuotų semplų, kas yra gabalai. Miksuot galima viską, galima miksuoti. Pyktį su meile, juodą su balta, viską. Viskas susimiksuoja tavo galvoje ir gaunasi versija. Visi garsai, vaizdai ir visa kita. Kaip nedidžėjus, aš galiu pasakyti, kad viską galima miksuoti. Gabalas gali turėti dvi versijas – originalią ir remiksuotą. Jeigu geras gabalas, tai jis turi turėti daugiau negu vieną versiją. Galim dar vieną versiją pafilmuoti. Begalybė. Dubas. Pirmin atgal dėliok tos žodžius, ten viskas panaudota kaip reikia. Blema, turi būti labai daug garso, kad visas šitas žodžių kratinys įgautų vieną kūną. Mes jį paimam, apdirbam, uždedam reverbą, uždedam delėjaus ir tada gaunasi, man atrodo, kažkas gražaus. Skamba kaip neblogas tūsas, trūksta kelių žodžių. Arba copy-paste, gal tas nelabai man kažkaip patinka. Šlapia šaligatvis, spūstis, visiems įdomu, bet nieks nepatenka į vidų. Švęšiu su visais kartu, senuko gimtadienį. Paimsim tortą, paimsim žvakių ir švęsim to žmogaus, kuris viską pradėjo gimtadienį. Dabo dieną, Kinktebio gimtadienį. Švęsiu savo būsimą ir visus praėjusius. Galime miksuoti, viską galime miksuoti, jeigu yra muzika ir jeigu kažkoks ritmas, tai jeigu net nėra ritmo, tai taip pat galime miksuoti. Kiek tik tai nori, kiek tik tai žmonės jį gali suremiksuoti, tiek. Daugybė versijų irgi nėra ribų, aš manau. Didžėjus. Ir viskas. Osborno gimtadienis, žinau. Žiūrėsim, nu tai jo, King Tube gimtadienis.